pargrįžta palinguoja, per dangų ir metus, ant gandro plunksno žmonės į tėviškės lizdus, į tėviškės lizdus. Jei būtų laiko tiek, kiek neturiu, pas tave kasdieną grįžčiau be kelių. Šiandien į mūsų mokyklą nepasididžiavo ir atvyko 17 laidos 1964 metų abiturientas, dabar profesorius, habilituotas mokslų daktaras, Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius Romualdas Ginevičius. Mūsų ginevičius labai norėtų sužinoti paslaptį, kaip tapti profesoriumi, universiteto rektoriumi. Gerbiamas merė, gerbiama direktorė, mėly mokytojai, ir jauni, ir tie, kurie mane mokino, tai ir matau ir gerbiamą Zaliauskienę, ir Valikevičienę, ir Vyčkačką, Zaliauskienę chemiją, Valikevičienę fiziką, Vyčkačką miškininkystę, mes buvom specializuota miškininkų klasė, taip kad tai yra nepakartojama akimirka vėl pamatyti tuos brangius žmonės. Na, žinoma, čia jau buvo kalbėta apie tos pasiekimus mokyklos abiturientų. Turbūt, nors sako, Dzūkijos žemė nėra turtinga, bet turbūt jie gimsta labai talentingi ir savo dvasia dideli žmonės. Ir jeigu mes pažiūrėsime vien tik tai mano tą gimtąją Užuberkasės gatvelę, tai pamatysime, kiek šeimų žmonių ten yra. Visų pirma, aš noriu priminti dabar pavadintą Buckos vardu, tai buvo pirmasis Tarybų sąjungos tikrasis akademikas, pedagogikos akademijos narys. Ir turbūt yra ir Jankauskas Jonas, kuris dabar dirba mūsų universitete, chemikas, irgi docentas, mokslo daktaras, ir Zaliskienė, Elena dirba irgi prodekanė, fundamentinių mokslo fakulteto, mokslo daktarė chemikė, pasiekė savo tėtos pėdomis. Ir neseniai pasiėmė Valikevičius, mano pusbrolis, kas irgi buvo chemijos mokslų daktaras. Taip kad matome, kokia yra turtinga mūsų Dzūkijos žemelė tokiais neeiliniais žmonėmis. Aš net noriu patį faktą pasakyti, kuris irgi turbūt labai unikalus. Mūsų universiteto, aš esu trečias rektorius ir iš tų trijų yra du iš Varėnos rajono. Tai buvo pirmasis, tai buvo Čyras, akademikas Aleksandras iš Merkinės, po to buvo kitas rektorius netoli Dzūkijos irgi gimęs, o dabar trečias rektorius esu aš. Taip, kad dar kartas turbūt įrodo, kad vis dėlto mes dzūkai yra ypatingi žmonės. Ir man labai malonu pamatyti tas nuotraukas, kurios buvo pasiekti naujieną. Aš iš karto užbėgdamas už akių, kai tik pradėjau kalbėti ir pamačiau tos nuotraukos, kurios mane labai sujaudino, tai aš siūlau tokią idėją, siūlau bendrom jėgom parašyti mūsų mokyklos istoriją, aš apsiėmė ją apie šitą knygą išleisti. Na, žinoma, šitie metai tos pravesti mokykloje, nauja mūsų mokykloje, kaip ir gerbiamas Vyčkačkas šnekėjo, tai yra iš tikrųjų turbūt išliko visam gyvenimui. Tie, jeigu atsimenate, pečiai skarda aptraukti, tokie juodi, kur buvo ir tas aikštynas toks, kur ten ir pro jį visi į tualetą lakstydavo ne patį galą, bet nežiūrint į tai mūsų mokykla skambėjo savo sporto pasiekimais, ypač rankinis buvo garsus, tai buvo mokytojai Matulevičius, kuris labai garsus treneris buvo ir dabar, kaip primiršau pavardę,
Baisaitis, taip, kuris buvo mano treneris buvo ir mūsų buvo didžiausias pasiekimas, tai buvo Lietuvos moksleivių pirmenybės 3 vieta, tą žetoną aš saugoju iki šiandieną ir būtent sportas man netgi padėjo įstoti į Kauno Politechnikos fizuko Vilniaus filialą, kadangi nors čia baigiau labai gerai šitą mokyklą, tačiau kaip tik žaidžiau tada Lietuvos rinktinė rankinio moksleivių komandoje ir visą vasarą teko labai daug treniruotis, negu kada ruošės dar reikėjo dar laikyti stojamosius egzaminus. Ir kai buvo ant ribos išgelbė tai, kaip pasakiau, kad aš Valkininkų vidinės mokyklos abiturientas, sako, viskas aišku, žinom jos lygį, sportininkų, sako, be jokių klausimų, sako, priimam. Matot, kartais tas aktyvumas labai padėjo gyvenime. Čia buvo klausimas, o kaip tapti profesiniu rektoriumi. Visų pirma, bet kokiu atveju, ar būsi profesorius ar rektorius, reikia būti aktyviu. Kai aš buvau vidurinėje mokykloje, buvau labai aktyvus ir sporte, ir visuomeninėje veikloje, ir būtent per tą aktyvumą, per tokią veiklą siūlo tos savybės, kurios labai reikalingos gyvenime. O tas žmogus, kuris yra abejingas savo, kuris yra pasyvus, žinoma, visą laiką lieka šešėlį, lieka antram plane. Todėl aš, mėly mokiniai, siūlau jums užimti aktyvę gyvenimo poziciją visais atvejais. Ir tada tai labai jums padės eiti laiptais, kopti laiptais jūsų tam nelengvam kelyje. Na žinoma, labai yra malonu atsidurti tarp šitų sienų. Ir istorinis pasitikimas man ir ta prasme, kad pirmą kartą aš čia atvyksiu kaip abiturientas. Buvo kažkokių susitikimų ten kultūros rūmuose, ir gerbiamas meras ten visą laiką dalyvauja, rodo, kokiais dėmesį skiria mūsų gimtam miestelį, labai ačiū jums merė, ir aš manau, kad ir bus pagalba, ir jeigu kokios bėdos iškils, tačiau taip kaip moksleivis buvęs, kaip abiturientas, aš sutinku su savo jaunesniais kolegomis pirmą kartą. Na, aš čia paėmiau ruošdamasis šitam susitikimui šiokią tokią statistiką, nes turbūt jums įdomu, o kaipgi mūsų moksleiviai, kaip jie ateina į mūsų universitetą. Tai aš tuoj pasižiūrėsiu, atrodo, kad aš turiu kažkokius skaičius. Taip, ta statistika apima 10 metų laikotarpį. Tai į MGTU, Vilniaus Kauno technikos universitetą, įstojo per 10 metų laikotarpį 36 Valkininkų vidinės mokyklos abiturientai. Na ir bakalauro studijas baigė 20, magistrantūros studijas 7, taigi 9 nepasisekė. Mano procentas kaip mūsų universitetas yra visai neblogas. Taip, ir šiuo metu, 6 studentai pas mus studijuoja pirmoje pakopoje arba bakalauro studijose ir 1 magistrantūroje. Ir vidutiniškai aš pasižiūrėjau, į metus įstoja maždaug 3 šitos vidurinės mokyklos abiturientai. Nežinau, čia daug ar mažai, bet įvertinant jūsų tą potencialą, tai turbūt, kad yra galbūt ir normalu. Ir kas mane nudžiugina, kad jeigu pažiūrėti pagal tos fakultetus, pagal specialybės, tai kad jie nesirenka vien tik dabar tokias madingas teisės, verslo vadybos ir panašiai specialybės, bet renkasi tokias rimtas specialybės kaip elektronika, kaip mechanika ir panašiai, transportas ir panašiai. Ir aš noriu tą pačią draugę agituoti, nepasiduoti tiems, kurie jau baigė vidurinę mokyklą, tai madai, dabar visi nori būti, mes jau kalbėjome, nori visi būti teisininkais, nori būti vadybininkais. Tai vadyba dar nėra specialybė, vadyba yra priedas prie specialybės. Jeigu jūs būsite inžinieriai ir dar plus turėsite vadybininkų įgūdžių, tada jūsų karjera bus užtikrinta. Todėl dar plus, dabar mes žinome, kad pas mus bedarbystė kažkur apie 14%, tai nemažas skaičius, o tuo tarpu inžinerinės studijos, inžinerijos diplomas garantuoja jums darbą 100%. Kadangi tiek Europoje trūksta inžinierių, tiek Lietuvoje trūks inžinierių, dabar jau mūsų ūkis pradeda po truputį atsigauti ir kiek dabar, kaip žinote, tos mūsų specialybės gal nėra populiarios, kadangi yra tam tikras nuopolis mūsų ūkyje, kaip ir visam pasaulyje ir Europoje. Tačiau tie, kurie įstoja dabar, visi po 4 metų pradės, kaip tikimės, kad bus ūkio pakilimas, tai jie bus labai reikalingi. Taip, kad aš jau kaip rektorius agituoju, kad ateitų kuo daugiau mūsų mokyklos abiturientų į mūsų universitetą, o aš kaip rektorius pasižadu
kai jau bus kažkokios problemos, jeigu bus įmanoma principė įsispręsti, aš visą laiką padėsiu. Duoklę savo atiduosiu savo gimtąją mokyklą. Taip kad, gerbėmieji, aš labai džiaugiuosi, labai man malonu, tikiuosi, kad tokios tikimai nebūtinai tik tai, kas 70 metų įvyks ir mes galėsime žymiai išsamiau pabendrauti ir galbūt surasime kažkokių tokių bendrų sąryšių taškų, kad galime būtų ir padėti. Ateidamas, atvažiuodamas čia, aš paėmiau porą tokių knygų. Visų pirma, aš direktoriui duodu visą smulkią informaciją, statistiką apie tai, kaip vyko stojimai į mūsų universitetą. Kadangi pas mus yra biblioteka, tai noriu duoti, čia mano jubiliejus Kauno mokslo akademija išleido šitą knygutę. Ir taipogi, ne taip seniai, mūsų universitetas jaunesnis negu jūsų mokykla. Mes šventėm tik 50 metų prieš kokius 4 metus. Ir čia yra visas mūsų universiteto kelias, raida visa. Tai irgi šitą knygą aš jums dovanoju. Žinoma, galima būtų daug kalbėti, daug ką pasakyti, tačiau aš nepripratęs prie tokios auditorijos jaunos, labai paprastai auditorija būna solidesnė šiek tiek. Ir sunku ką nors ir pridurti, tačiau aš labai džiaugiuosi, kad mokykla vis dėlto sulaukė 70 metų jubiliejų savo, tai turbūt tokios institucijos, kurios yra tokios jau brandžios, tai duoda viltį, kad jos ir nežlugs, nes paprastai būna taip, kad dažniau rinkoje, jeigu išsilaiko kažkoks tai verslas ar apskritai kažkokia įmonė, kuri nebankrutuoja per praėjus, pavyzdžiui, 5, 6, 7 metams, tai skaitosi, kad jinai sugeba įsilaikyti rinkoje. Tuo tarpu mokykla, žinoma, jeigu priklauso likimas mokyklos ir nuo išorės sąlygų, nuo tų, kokie yra procesai pas mus vyksta. O galiu pasakyti, kad mes jau su direktorė kalbėjome, kad jeigu pažiūrėti tas visas tendencijas, demografinės ypač tendencijos, jos nėra palankios mums, kadangi artėjame demografinę duobę, tai reiškia mes iš universitetų pozicijų žiūrime, kad po 2, 3, 4 metų baigiančių